Šiuo metu artimuosiuose rytuose vyksta dar viena eskalacija. Amerikos karinis laivas, ketinęs praplaukti per Ormūzo sąsiaurį, buvo apšaudytas Irano pajėgų netoli Džasko uosto. Iranas paleido raketas į amerikiečių laivą ir perspėjo, kad skandins amerikiečius. Tuo pačiu metu JAV centrinė kariuomenės vadovybė pranešė, kad 2 prekybiniai laivai plaukiojantis po Amerikos vėliava vis dėlto šiandien kirto Ormūzo sąsiaurį, dalyvaujant JAV karinių jūrų pajėgų raketiniams eskadriniams minininkams Persijos įlankoje. Tuo tarpu naftos kainos vėl pradėjo kilti, laukiant JAV atsako į Irano raketinę ataką prieš jų laivą. Be to pranešama, kad Iranas šiandien atakavo Jungtinius Arabų Emiratus 4 raketomis ir dronais. 3 raketos buvo sėkmingai numuštos virš Emiratų teritorinių vandenų, o dar viena nukrito v morė. Mano vardas Aleksejus Pečijus, pakalbėkime apie šią temą kartu. Bet prieš pradėdami šią laidą paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti kanalą, paspausti patiktuką šiam įrašui ir parašyti bet kokį komentarą po šiuo vaizdo įrašu. Na, o mes pradedame. Taigi, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad nuo pirmadienio JAV karinis jūrų laivynas pradėjo lydėti užsienio valstybių laivus per Ormūzo sąsiaurį ir perspėjo, kad jei Iranas bandys sutrukdyti šiam procesui, Amerikos kariškiai panaudos jėgą. Žingsnis, kurį Trumpas pavadino laisvės projektu, yra reikšmingiausias jo administracijos žingsnis, bandant vėl atverti svarbų sąsiaurį nuo tada, kai Iranas jį uždarė karo pradžioje. Iš esmės, JAV pažadėjo lydėti laivus per sąsiaurį, saugodami juos karo laivais. Tačiau jau pirmąją dieną viskas klostėsi ne pagal planą. Irano šaltiniai pranešė, kad amerikiečių karo laivas, ketinęs praplaukti per Ormūzo sąsiaurį, šiandien buvo apšaudytas Irano pajėgų netoli Džasko uosto. Apie tai praneša Irano naujienų agentūra Fars. Tuo pačiu metu aukštas pareigūnas Teherane agentūrai Reuters sakė, kad Irano pajėgos paleido įspėjamąjį šūvį į JAV laivą, kad neleistų jam įplaukti į sąsiaurį. Tačiau ar buvo padaryta žala, nėra aišku. Tuo pačiu metu JAV ginkluotųjų pajėgų centrinė vadovybė paneigė pranešimą, kad amerikiečių laivas buvo pataikytas raketomis, tačiau nepaneigė paties apšaudimo fakto. Irano valstybinė televizija pranešė, kad Irano karinis laivynas užkirto kelią JAV laivų įplaukimui į Hormūzo rajoną. Agentūra Tasnim paskelbė neįvardyto oficialaus šaltinio pareiškimą, kad Teheranas pasirengęs ne tik atidengti ugnį į JAV karines jūrų pajėgas, bet ir prireikus aktyvuoti kitus scenarijus. Ir šiuo kontekstu Jungtiniai Arabų Emiratai šiandien vėl buvo apšaudyti. Atrodė, kad buvo toks paliaubų laikotarpis, tačiau šiandien Iranas vėl paleido 4 raketas į Emiratų teritoriją. Be to, Emiratai apkaltino Iraną bepiločių orlaivių panaudojimu atakuojant tuščią naftos tanklaivį Baraką, priklausantį valstybiniai naftos kompanijai Abu Dhabi National Oil. Tuo metu, kai jis bandė praplaukti per Ormūzo sąsiaurį. Teheranas iš anksto perspėjo, kad amerikiečių laivai nebandytų įplaukti į Ormūzo sąsiaurį ir nepadėtų tanklaiviams bei prekybiniams laivams juo praplaukti. Tuo pačiu metu JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie operacijos pradžią, kurios tikslas – lydėti laivus įstrigusius Persijos įlankoje. Toliau pateikiama citata. Mes pranešėme šalims, kad lydėsime jų laivus iš užblokuotų vandenų, kad jie galėtų laisvai ir pilnai tęsti savo reisus. Amerikos centrinė vadovybė pranešė, kad operacijoje dalyvaus 15 000 karių, daugiau nei 100 vienetų aviacijos laivai ir bepiločiai orlaiviai. Šios operacijos tikslas – atkurti laivybos laisvę komerciniams pervežimams per sąsiaurį. Tuo pačiu Irano blokada išlieka. Taip pat pažymėsiu, kad 100 krovininių laivų su 20 000 jūrininkų jau 2 mėnesius dreifuoja įlankoje, neturėdami galimybės praplaukti per Ormūzo sąsiaurį, kuris faktiškai yra užblokuotas Irano. Netrukus po Donaldo Trumpo pranešimo vienas iš tanklaivių buvo apšaudytas raketomis Ormūzo sąsiauryje. Apie tai pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų valdyba. Papildysiu, kad nė vienas tanklaivio įgulos narys nenukentėjo. Atsakydama į JAV prezidento žodžius, Irano ginkluotųjų pajėgų vadovybė pareikalavo, kad komerciniai laivai ir naftos tanklaiviai susilaikytų nuo bet kokio judėjimo be koordinacijos su Teheranu.
Irano jungtinės vadovybės vadovas Ali Abdullahi pareiškė, cituoju, mes nekartą sakėme, kad Ormūzo sąsiaurio saugumas yra tik mūsų rankose ir kad saugus laivų praplaukimas turi būti derinamas tik su mūsų ginkluotosiomis pajėgomis. Mes įspėjame, kad bet kokios užsienio karinės pajėgos, ypač agresyvioji JAV kariuomenė, bus atakuojamos, jei bandys priartėti ir įplaukti į Ormūzo sąsiaurį. Tačiau pirmųjų JAV sėkmių vis dėlto yra. JAV kariuomenės centrinė vadovybė pranešė, kad 2 prekybiniai laivai plaukiantys su Amerikos vėliava šiandien kirto Ormūzo sąsiaurį JAV karinių jūrų pajėgų raketinių eskadrinių minininkų buvimo Persijos įlankoje fone. Vis dėlto naftos kainos iškart pradėjo kilti pirmadienį, nes nėra taikos susitarimo tarp Vašingtono ir Teherano. Ir nepaisant JAV pareiškimo, kad jie padės palydėti per Ormūzo sąsiaurį Persijos įlankoje įstrigusius laivus, Brent naftos ateities sandoriai per parą pakilo beveik iki $110 už barelį, o WTI iki $103. Tačiau po šiandienos naujienų kainos tikėtina gali dar labiau kilti. Juolab, kad Irano Islamo revoliucijos sargybos korpusas paskelbė naują Ormūzo sąsiaurio rajono žemėlapį, kuriame vandens kelias pavaizduotas kaip visiškai kontroliuojamas Irano ginkluotųjų pajėgų. Savo ruožtų JAV karinis jūrų laivynas vis dėlto bando įplaukti į sąsiaurį ir apsaugoti laivus nuo atakų. Tačiau kol kas negalima pasakyti, kad kuri nors pusė laimi šioje kovoje. Todėl, kol nebus aiškaus ir tvaraus sprendimo, leidžiančio atkurti normalius tiekimus per Ormūzo sąsiaurį, naftos kainos tikriausiai išliks aukštos, o rizikos ir toliau bus nukreiptos kainų kilimo link. Tuo tarpu naftą išgaunančių šalių grupė OPEC sekmadienį susitarė dėl nedidelio naftos gavybos kvotų padidinimo birželį, tačiau manoma, kad šis padidinimas daugiausia liks tik popieriuje. Vėlgi dėl Ormūzo sąsiaurio blokados. Šis kiekis atitinka gegužės mėnesio gavybos padidėjimą atėmus Jungtinių Arabų Emiratų, kurie gegužės 1 pasitraukė iš kartelio dalį, todėl iš esmės jokios pažangos čia nėra. Čia paliksiu daugtaškį. Savo nuomonę ir išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu, prenumeruokite kanalą, paspauskite vartelį ir nepamirškite paspausti patinka. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, tai galite padaryti bet kokia auka arba mokama rėmėjo prenumerata pagal nuorodas ir rekvizitus pateiktus šio vaizdo įrašo aprašyme. Tai viskas, saugokite save, iki pasimatymo visiems.